Sveiki, bičiuliai. Na ką, pagaliau mes ir vėl žūkliai. Aišku, oro sąlygos nelepin. Toks tas pavasaris, tai vėjai, tai šalta. Iš ryto minusas, po pietų +10. Na bet ką darysi, oro nepasirinksi, bet žvejoti tai reikia. Kita labai džiugi naujiena, tai labai norėjau išbandyti Muscles produkciją. Čia yra tamsus jaukas, birus Muscles žuvims. Labai faina, kad ant pakuotės viskas ir surašyta, tarkim kilogramai tiek vandens, tiek, žinoma, Muscles duona. Čia yra saldi duona, po to yra paprasta. Kvapas tai uosčiau taip, toks grynas, toks apinys. Žiauriai gerai turėtų veikti, ypač dabar tokiais orais, kai dar nėra šilta. Vanduo ganėtinai dar greit neįšyl. Tai rekomenduočiau fakts naudoti Muscles duoną paprastą. Bet kai jau iššils vanduo, kai žuvis pradės daugiau judėti, tada faktas naudokit Muscles saldi duoną, nes kaip žinom, lynas, karšis, jie yra smaližiai ir mėgsta saldumą. Aišku, Muscles dar sukūrė kitą universalų jauką, šviesios spalvos, bet mes šiandien testuosim tamsų. Gaudysiu su Method feederiu ir su paprastu inline. Esu iškart pasiruošęs vandenuko, užsimaišęs su Muscles duona. Kits dalyks, kilogramą jauko. Pirmą drėkinimą padariau namuose, kad būtų paprasčiau, nereikėtų daug laiko gaišt. Apie jauką. Jaukas yra šiaip ganėtinai stambios frakcijos, kai išbrinkst. Kvapas tai su Muscles duona tai nerealus. Gal matysis. Puikiai sulipina jauką. Žinoma, drėkinkit labai atsargiai, neperdrėkinkit. Aš šiuo atveju drėkinau 3 kartus namuose ir pratryniau per 5 mm sietą. Ką dar norėjau pasakyti, tai kaip ir kiekvienas jaukas, aišku, ir Muscles jaukai, gali iš jo pasidaryti jaukus skirtus Method feederiui. Tik prieš tai, ką aš rekomenduoju pasidaryti, šitą jauką atidarius, prasisijot per 3 arba 2 mm sietą, kad nebūtų stambių detalių. Faktas, stambias detalės pilame į kibirą, su katruo jaukinsimės taškus ir gaudysim su inline. Taigi parodau, kaip puikiai galima iš Muscles jauko pasigaminti jauką skirtą Method feederiui. Taigi, daug nenaudosim. Čia jau esu namuose prasijojęs. Taigi, paimam jauką, paimam užmaišytą vandenuką su Muscles duona ir po biškį pilant lengvai maišom ir drėkinam. Sakau, tik tais atsargiai, neskubėkit ir neperdrėkit. Po kiekvieno drėkinimo jauką prasijoju per 3 mm sietą, kad jauks pasiimtų visą vandenuką, kad nebūtų jokių ten gumulų, kukulių. Ir po 3 kartų faktas, kad jaukas bus superinis. Dar viena idėja, kurią pats sugalvojau ir norėjau su jumis pasidalinti. Tai niekad neišmetu buteliukų, į kuriuos susipyliau Muscles duoną ir Muscles saldi duoną.
Gaudant su Method Feeder šėryklėlę, užspaudus jauką, jeigu, tarkim, norit suaktyvinti žuvies kibimą, ant pačios šėryklėlės paimam ir gražiai užpilam. Gal matas, nežinau. Ir ant visos šėryklėlės dailiai užtepę, puikiai metam į tašką ir 100%, kad šits variants ir šits veiksmas jums padės pagauti didesnę ir solidesnę žuvį. Tai ką, tiek žinių apie Muscles jaukus ir Muscles skystus priedus. Žiauriai esu laimingas, kad yra galimybė išbandyti šituos jaukus. Taigi, bičiuliai, varom jaukint taškus ir kimbam į žūklę. Iki.